Dabartinio miesto vietoje jau galėjo būti dvaras. Zarasuose prieš 1508 metus buvo pastatyta medinė bažnyčia. Manoma, kad vietovės susikūrė anksčiau, kai pastatyta bažnyčia. Tad jos įsikūrimo metais galima laikyti 1506. Nuo jų ir skaičiuojame Ežerų krašto sostinės gimtadienį. Neabejotina, kad šiose vietovėse gyveno viena baltų genčių sėliai. Apie jų buvimą liudija vientisa piliakalnių kultūra, sėliški vietovardžiai ir ežerų pavadinimai. Dar nuo senų laikų sėliai vietovę vadino Ezerosum ar Azerosum, o kai pavadinimas buvo sulietuvintas, tapo Zarasais. Pirmuosiuose žemėlapiuose 1613 metais taip pat sutinkame pavadinimą Jezeriosui, o štai 1836 metais miestas pavadintas Nova Aleksandros. Pirmojo pasaulinio karo metais vokiečių įtakoje sutinkamas pavadinimas Ozerse, o štai nuo 1920 metų iki 1929 metų miestas vadinamas Ežerėnais. Kol mūsų kraštietis kalbininkas Kazimieras Būga išaiškino miesto kilmę ir jo pagalba miestui grąžintas sėliškas pavadinimas Zarasai. Tai tik mažas gabalėlis Zarasų istorijos, o skaičiuojant nuo 1506 metų, šiandien Zarasai švenčia savo 515 gimtadienį. Ir šio gražaus gimtadienio proga šiandien Zarasų rajono savivaldybės taryba susirinko į neeilinį, į šventinį tarybos posėdį. Džiaugiamės, kad į posėdį atvyko ir jame dalyvauja Zarasų rajono savivaldybės tarybos nariai, Zarasų krašto garbės piliečiai, Lietuvos Respublikos Seimo narys Algimantas Dumbrava, Lietuvos Respublikos Seimo narys Vidmantas Kanopa, Lietuvos Respublikos Seimo narys Kazys Starkevičius, Lietuvos Respublikos Seimo narys Edmundas Kupinis, Azerbaidžiano Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius, jo ekscelencija ponas Tamerlan Elmar Oglu Garajev, Visagino savivaldybės meras Erlandas Kalavus, Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas, Rokiškio rajono savivaldybės meras Ramūnas Kriveliauskas, Trakų rajono savivaldybės mero pavaduotoja einanti mero pareigas Marija Puč, Molėtų rajono savivaldybės mero pavaduotoja Vaidas Saugūnienė, Ignalinos rajono savivaldybės mero pavaduotojas Juozas Rokas, Švenčionių rajono savivaldybės mero pavaduotoja Violeta Čepukova, Daugpilio miesto meras Andrejs Elksniams,
Utenos regiono plėtros tarybos administracijos direktorius Nerijus Čepauskas, Zarasų Švenčiausiosios Mergelės Marijos ėmimo į dangų klebonas kunigas dekanas Vydas Iškėnas ir kiti garbūs svečiai, įstaigų vadovai, seniūnai, administracijos vadovai ir darbuotojai, Zarasų gyventojai. Kviečiame visus susirinkusius atsistoti. Zarasų miesto 515 metų progai paminėti. Posėdėje dalyvauja Zarasų rajono savivaldybės tarybos nariai, Zarasų krašto garbės piliečiai, Seimo nariai, savivaldybių merai, įstaigų vadovai, administracijos darbuotojai, kiti garbūs svečiai Zarasų rajono gyventojai. Pristatau 26-ojo posėdžio darbotvarkę 2021 metų rugpjūčio 9 dienos. Potvarkyje numeris P2.1E31 numatyti 4 darbotvarkės klausimai. Pirmas klausimas – sveikinimo žodis, pranešėjas rajono savivaldybės meras. Antras klausimas – 2021 metų Zarasų krašto garbės piliečio vardo suteikimas, pranešėjas rajono savivaldybės meras. Trečias klausimas – Dominyko Bukanto premijos teikimas, pranešėjas Zarasų rajono savivaldybės kultūros ir meno premijų komisijos pirmininkė Violeta Parisevičienė. Ketvirtas klausimas – svečių sveikinimai. Prašom, vicemerė. Tai pirmuoju klausimu tada suteikti žodį rajono merui, sveikinimo žodžius. Mėly zarasiškiai, gerbiamas dekanė, gerbiami tarybos nariai, krašto garbės piliečiai, Seimo nariai, savivaldybės merai, svečiai atvykę į miesto gimtadienį.
Gyvename nuostabaus grožio krašte, Lietuvos ir Latvijos paribyje. Sidabrinių ežerų, kvepiančių miškų, visų akipločių bangoraižių, kalvelių apsuptyje. Atvykstantieji pasisvečiuoti grožisi šiais gamtos turtais ir įsivežė malonių šiltų prisiminimų, bei siekį vėl pas mus sugrįžti. Zarasai jaukus, vaikus oro poilsio ir sporto dvasios pripildytas miestas, ant kalvų tarp 7 ežerų krantų. Per kokią 5 amžius šiemet mūsų visų mylimi Zarasai švenčia garbingą 515 metų sukaktį. Miesto gimtadienis dar viena puiki proga prisiminti šios vietos unikalumą, pasidžiaugti jos grožių, pasklaidyti garbingos istorijos puslapius, įprasminti visų mūsų buvimą. Nederlinga šio krašto žemė, tačiau turtinga poetų, apdainuotų ežerų, upių, plukdančių vandenis į Dauguvą ir Nemuną, gausu čia medžių senolių. Didžiulis turtas mūsų žmonės, jų papročiai, tradicijos, gyvenimo būdas, požiūris į gamtą, žemę, darbą. Esame senose minties palikuonys. Visus žavi mūsų krašto gyventojų nuoširdumas, atvirumas, juk čia visada gyveno tie, kurie visais laikais mylėjo, puoselėjo ir saugojo savojo gimtinę. Ši žemė davė Lietuvai ir pasauliui daug žinomų žmonių. Kalbininkų ir rašytojų, gydytojų ir mokslininkų, poetų ir muzikantų, aktorių ir istorikų, turtinančių ir garsinančių mūsų kraštą. Visiems jiems esame dėkingi. Myli Zarasus ir šiandieniniai zarasiškiai. Visi drauge kūrintys gražią, prasmingą šio unikalaus miesto dabartį, optimistiškai žvelgiantis į ateitį. Šiandieną į darnią visumą susilieja įvairių tautų, kultūros ir tradicijos. Čia suranda bendrą kalbą skirtingi žmonės. Zarasiškiai, kupini veržlumo ir ryžto, matantis aiškiai savo krašto viziją, siekiantis įgyvendinti ambicingus planus. Nuoširdžiai dėkoju visiems zarasiškiams, kurie savo mintis, idėjas, jėgas skyrė tam, kad Zarasai būtų puikiai vieta dirbti, gyventi ir poilsiauti tiek miesto žmonėms, tiek visiems čia atvykstantiems. Linkiu, kad zarasiškiams niekada nepritrūktų geranoriško ūpo, rūpintis miesto gerovę ir tvarka, stengtis, kad Zarasai gražėtų ir skambėtų. Juk Zarasai tai miestas, kurį mes be galo mylime. Nuoširdžiai sveikinu visus su gražiu miesto gimtadieniu. Ačiū. Klausimas 2021 metų Zarasų krašto garbės piliečio vardo suteikimas. Pranešėjas rajono savivaldybės meras. Zarasų krašto garbės piliečio vardas suteiktas Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2021 metų birželio 3 dieną sprendimu numeris P111 už nuopelnus puikiai vadovavus Zarasų sporto centrui, ilgametį nuoširdų įkvepiantį pedagoginį darbą ir ženklius moksleivių sportinius pasiekimus. Sukaupto sportinio darbo patyrimo ir žinių skleidimą. Aktyvų Zarasų rajono savivaldybės garsinimą savo veiklą ir darbais sporto srityje. Ypatingą asmeninį indėlį į kūno kultūros ir sporto plėtotę, sporto vadybą ir kitas su kūno kultūro ir sporto susijusias srities Zarasų rajone. Garbės pilietis Juozas Matijošaitis. Institutą pedagoginę karjerą pradėjo Akmenės sporto mokykloje. Vėliau dirbo kūno
Kėdainių rajonuose. 76 metais Juozas atsikėlė gyventi į Zarasus ir porą metų dirbo fizinio lavinimo mokytoju. Vėliau buvo paskirtas rajono sporto komiteto pirmininku, o 81 metais pradėjo vadovauti Zarasų sporto mokyklai ir jai vadovavo ketvirtį amžiaus. Savo geranoriškumu ir paprastumu Juozas pavergdavo jaunųjų sportininkų širdis. Niekas nebesuskaičiuos, kiek mokyklai atiduota laiko ir jėgų, kiek rajono vaikų veržėsi į rankinio, slidinėjimo, orientavimosi sporto treniruotes, kiek jų sportavo grūdinosi gimtajame rajone, o vėliau tapo žinomais visuomenės veikėjais, politikais, sporto pedagogais, verslininkais, garsinančiais Zarasų rajono vardą. Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės nekartą yra apdovanojęs Juozą Matijošaitį. 91 metais medaliu už nuopelnus Lietuvos sportui, 96 metais padėkos raštu, 2000 metais atminimo medaliu. Nekartą Juozą Matijošaitį yra apdovanojusi ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, įteikiant padėkos raštus už gerą vadovavimą Zarasų sporto mokyklai, ilgametį nuoširdų pedagoginį darbą ir ženklius moksleivių sportinius pasiekimus. Tad kviečiame Juozą Matijošaitį. Kviečiame garbės pilietį pasirašyti garbės piliečių knygoje. Žodis suteikiamas Zarasų krašto garbės piliečiui Juozui Matijošaičiui. Metų. 50. Vienas vakaro, 30 nepriklausomų. Kempingi Zarasūs. Pagal mūsų stėkės. Nežinau, pritvirtintas buvau, atrodo ramiai keliau, nieko stebuklingai nedariau, normaliai, net atlyginimą mokėjau. Ir dabar vertinimas tikrai didelis, garbingas gyvenimas. Aš vertas susimąsčiau. O kiek svajoti dar, kiek nepadaryti. Antrą vidurinį norėjau, kad mūsų baseinų kaip pirmininkį. Ir prie Zakšausko sporto centras kažkada buvo planuojamas, bet iki mūsų materialinis galimybės buvo tuo laiku tobulas. Tai vat svajonių buvo daug, bet įgyvendinti dalis piliečių. Atrodo, taip ramiai gyvenau, stebėjau, nes nerūpi, viskas. Ir nežinau,
smūgis toks. Ir privertė pagalvoti, jeigu aš taip nusidėliau. Reiškia, jeigu žmonės matė, kad kažką tai nuveikė, gal, tai dėkoju visiems už tokį, nežinau, įvertinimą mano tos veiklos kokios, pradėti įvertinimą. Ačiū. O dabar, kai aš pateisinsiu jūsų pasitikėjimą, dabar aš pateisinsiu. Ačiū. Ačiū Juozui Matijošaičiui, o dabar į sceną kviečiame Adriją Zavackaitę, kuri mums atliks savo kūrybos dainą Pauliaus Širvio žodžiais Prospėliuotas pievas.
klausimas. Dominiko Bukanto premijos teikimas. Pranešėjas Zarasų rajono savivaldybės kultūros ir meno premijų komisijos pirmininkė, tarybos narė Violeta Balisevičienė. Sveikinu visus susirinkusius į Zarasų miesto 515 gimtadienį. Linkiu visiems gražios šventės, puikios nuotaikos, neišdildomų įspūdžių. Zarasų rajono savivaldybės kultūros ir meno premijų vertinimo komisija apsvarsčiusi kandidato Dominiko Bukanto premijai gauti rekomendacijas vienbalsiai nusprendė šią premiją skirti kunigui kanaunikui Stanislovui Krumpliauskui. Už švietėjišką ir kultūrinę veiklą, iniciatyvas, skatinant gimtojo krašto bendruomenės pilietiškumą ir kūrybiškumą, jungimą bendrai kraštotyros ir kultūros paveldo tyrinėjimo veiklai. Kunigas kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas, kilęs iš Zarasų rajono, savo tarnystę atliko Biržuose, Kupiškyje, Papilyje, Anykščiuose. Nuo 2012 metų yra Dusetų Švenčiausios Trejybės parapijos klebonas, Antalieptės Švento Kryžiaus atradimo parapijos administratorius. Gerbiamo kunigo rūpesčių baigtas Antalieptės bažnyčios remontas, sutvarkyta Dusetų Švenčiausios Trejybės bažnyčios varpinė, puoselėjama bažnyčia šventorius. Kunigo Stanislovo Krumpliausko iniciatyva sumanymu atvėrus širdies ir turimų dokumentų archyvus šiais metais išleista ir pristatyta istorinė knyga Dusetų Švenčiausios Trejybės parapijos šimtmečiai, skirta bažnyčios 500 metų jubiliejui. Taip pat šiais metais išleista ir pristatyta kunigo ir Giedrės Mičiūnienės bendraautorinė knyga Žmogaus rankos daro stebuklus, skirta vargonų muzikos plėtotei. Liepos mėnesį kunigo iniciatyva Dusetų bažnyčios šventoriuje atidengta karžygės Emilijos Pliaterytės atminimui skirta lenta, minint jos vadovaujamo sukilimo 190-asias metines. 2020 metais Dusetų Kazimiero Būgos bibliotekai padovanojo apie 1000 knygų, atvirukų ir paveikslų kolekciją. Dusetų Švenčiausios Trejybės bažnyčios klebonas, kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas, įvertintas daugeliu apdovanojimų. Yra Anykščių rajono garbės pilietis, jam įteikti Lenkijos kultūros ir nacionalinio paveldo ministerijos garbės ženklas už nuopelnus Lenkijos kultūrai, Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės atminties rūmų Švento Jurgio pirmojo laipsnio ordinas. 2021 metų rugpjūčio 6 dienos mero potvarkių Dominiko Bukanto premija skirta kunigui kanauninkui Stanislovui Krumpliauskui. Nuoširdžiai sveikiname ir linkime naujų idėjų, stiprios sveikatos jas įgyvendinant. Deja, dėl svarbių priežasčių premijos laureatas negalėjo atvykti, todėl jam apdovanojimas bus įteiktas rytoj, rugpjūčio 15 dieną, per žolinės šventės atidarymą Sėlių aikštėje 14 val. Kviečiu visus dalyvauti.
Ačiū Violetai Borisevičienei. Tęsiam posėdį ir ketvirtas darbotvarkės klausimas – svečių sveikinimai. Pasisakyti kviečiame Lietuvos Respublikos Seimo narį Algimantą Dumbravą. Labadiena, mėly brangūs zarasiečiai, gerbiamas merė, vicemerė, gerbiami tarybos nariai, Zarasų krašto garbės piliečiai, mielas Juozai, naujai nominuotas Zarasų krašto garbės pilietė, mėly svečiai merai, vicemerai, gerbiamas viceministrė, malonu Jūs matyti šiandieną su mumis, spaudos atstovai, savivaldybės administracijos darbuotojai, visi brangūs susirinkę svečiai. Tikrai jūsų šiandien labai daug ir mane labai džiugina tai, kad susirinko labai daug kaimynų politikų. Nors, sako, politikai atvažiuoja tik prieš rinkimus, kad rinkimai, kad matom, rinkimai dar toloko, o svečių turim tikrai nemažai ir džiaugiamės. Ir tikriausiai tie svečiai yra nuoširdūs ir nuoširdžiai linki mums sėkmės. Taigi, mėly zarasiečiai, tikrai norėčiau pasveikinti jūs visus su tokiu gražiu, sakyčiau, gal jubiliejumi. 515 metų ir matyti yra pati geriausia proga padėkoti visiems, visų kartų zarasiečiams, pradedant nuo tų laikų, apie kuriuos šiandieną pasakoja ponė Sigita, pradedant nuo caro Aleksandro II, kuris reiškia pavadino šį miestą nuo Aleksandrovskio ir jį puoselėjo. Ir po to be abejo visiems, kurie dirbo ir gyveno šiame mieste. Iki nepriklausomybės paskelbimo ir po nepriklausomybės paskelbimo visų kadencijų tarybos nariams, merams ir visiems be abejo zarasiečiams. Taigi tikrai svečių labai daug, neišsiplėsiu, noriu padėkoti visiems dar kartą, palinkėti sėkmės, santvarkos, ramybės. Zarasai iš tikrųjų yra gražus kraštas ir mums tikriausiai turėtų būti būdinga būti ramiems, susitaikiusiems, nuoširdiems vienas kitų atžvilgių, sugebantiems padėti, užjausti sunkią valandą, na ir tikrai pasišventusiems šiai gražiai žemei, ežerų kraštui, miškų kraštui. Taigi, linkiu sėkmės. O darbų be abejo yra padaryta nemažai. Aš labai džiaugiuosi vis dėlto, kad pradėtas jau beveik baigiamas Bukanto gatvėje namo atstatymas. Kiti darbai, turizmo infrastruktūros darbai yra vykdomi pakankamai sparčiai, bet turime meras tą žino, taryba tą žino, turime daug nebaigtų darbų, ir Aplinkėlis, ir Šaukės gatvė, ypač Maskelykas, kur gerbiamo paskutiniu metu. Žodžiu, daug tik tai deda pastangų, bet kol kas rezultatai labai sunkiai pasiekiami. Na, bet aišku, tų darbų yra ir bus, o šiandien mes švenčiam, taigi dar kartą mėly zarasiečiai su švente, geros sveikatos, stiprybės, jums, jūsų šeimoms ir artimiesiems. Su švente. Ačiū. Žodį tarti kviečiame Lietuvos Respublikos Seimo narį Vidmantą Kanopą. Labą dieną, gerbiamas merė, gerbiami tarybos nariai, svečiai, visi Zarasų krašto žmonės. Šiandien noriu padėkoti už pakvietimą tokioje dalyvauti gražioje šventėje. Zarasų kraštas turtingas nuostabia gamta, bet dar turtingesnis nuostabiais žmonėmis, kur dalinasi ir su kaimynais, draugais, bet ir su atvykstančiais svečiais. Zarasų miesto herbą puošia žuvis. Žuvis tai yra vaisingumo, nemirtingumo, atgimimo simbolis. Todėl merui ir noriu įteikti gaila dėl auksinio žuvelio, bet tegul neša sėkmę ir neša klestėjimą.
Žodis suteikiamas Lietuvos Respublikos Seimo nariui Kaziui Starkevičiui. Labą dieną, gerbiamas merė, gerbiami tarybos nariai, viceministrė. Ta viltis deda dabar visa Lietuva, bet Zarasai ypatingai yra aišku bendruomenė, bet bendruomenės nebūtų tarybos. Kuo mane žavi Zarasai, tai iš tikrųjų Šventų ežerų kraštas, jūsų nuoširdumas ir dabartiniu metu, ypač praėjusiais metais, pandemijos metais, kad jūs priglaudžiat miestiečius savo kaimo turizmo sodybas. Ir kartu jie pamatė, kad turime čia šitam krašte aplinkui puikius tikrai vietas, kur galima nebūtų pailsėti, negu karštuose, kur vyksta. Ir dar vienas toksai, mes su Danieliu, jūsų administracijos direktoriumi, prieš kalbėjomės ir nes čia buvo ir pasižymėjau kaip ir tremties vietos. Čia mes turime staravėrus, su kuriais puikiai įsigyvenam, bet turim ir mūsų nepriklausomybės Lietuvoje tokius žmonės karštus, aktyvus, kurių galbūt tada dar pirmos Respublikos metais nesuprato, kur buvo tie nevyrai čia. Tai Valdemaras čia kažkur irgi buvo, kiek šaltiniai rodo, visų Danielių ir kalbėjom, sako, man tokia tremtį, kai reikėjo prie vaikalvo. Jeigu jūs surastumėte tą vietą ir įamžintumėte kokią atveju ar tą namą, tai uždėtumėte, tai žinokit, dar Kauniečių pritrauktumėte ir Vilniečių atvyktų žiūrėti tą Valdemaro kelią. Tai čia tokia idėja, tokia, kaip sakoma, pasidarinu. O taip tai iš tikrųjų mes atvykom kartu, nes aš esu Azerbaidžano grupės pirmininkas, sakyčiau, ambasadorius ir įvykdžiau jūsų kraštą. O dovanų tai atvežiau, gal ir turi. Nepriklausomybės akto kopija, tokius galvoju, reikia daug. Žodį tarti kviečiame Lietuvos Respublikos Seimo narį, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pirmininką Edmundą Kubilių. Atsiprašau, pirmininką. Ačiū labai, gerbiami tarybos nariai, gerbiamas merė ir vadovė, gerbiamas dekanės, sako, kad čia yra, gerbiami politikai svečiai. Iš tiesų malonu visus dalyvauti. Turbūt labai svarbu žmonėms susijęti save su tą vietovę, kur gyvenam, kur dirbam, kur atiduodam savo širdį. Tikrai turbūt džiugu, kad Lietuvoje yra tokios tradicijos ypatingai pagerbti savo miestą, savo gyvenamąją vietą šventę. Ir tai tikrai labai svarbu, tai stiprina bendruomenę ir labai svarbu, kad tos bendruomenės stiprėtų ir svarbu, kad tie žmonės jaustų vienas kito petį. Ir džiaugiuosi, kad šiandieną prie tų visų švenčių prisideda ir paminėjimai gerbių žmonių, kurie atiduoda savo širdį, savo darbų, prisideda prie mūsų krašto, jūsų ir Zarasų krašto ir Lietuvos gražėjimo ir klestėjimo. Turbūt svarbu visiems taip pat, čia jau kai kurie ieško sąsajų, kaip čia surišti vieni kitus su ta vietovė, kurią mini. Tai iš tiesų man labai svarbu, kad ir mano šviesos atminties tėvelis daug metų dirbo Zarasų autokelių valdyboje. Tai tikrai esu, patenkintas, kad tikrai tokie sąsajai mus sieja su Zarasais, kadangi mes šią kaimynystėje gyvename. O šiandien aš kaip dovaną galvau, ką čia atvežti. Iš tikrųjų, ir pastaruoju metu labai daug kas kalba apie laisvę. Ir turbūt šiandien ypatingai tą laisvę pradedam suprasti, reiškia kiekvienas pagal save. Ir dažnai tą laisvę suteikia mums galimybės, bet dažnai mes pamirštam, kad vis dėlto pagrindinė laisvės idėja yra būti atsakingam savo kraštui ir tą laisvę išnaudoti tam, kad kurtumėm bendrą gėrį. Tai sveikinu visus prisiminti, reiškia savo bendruomenės, savo laisvas bendruomenės, bet prisiminti ir atsakomybę.
ir linkiu ypatingai vadovams, kad vežtumėt savo bendruomenės tikrai laisvės keliu. Sveikinu Jūs ir linkiu kuo didžiausios sėkmės ir laisvės. Žodis suteikiamas Azerbaidžano Respublikos nepaprastajam ir įgaliotajam ambasadoriui jo ekscelencijai ponui Tamerlan Elmar Oglu Garai. Labą dieną. Можно на русском, да, конечно. Господин мэр, господин мэр, уважаемые члены парламента, уважаемые граждане Зарасая, я от души вас всех приветствую. Я поистине счастлив сегодня быть вместе с вами. Это моя вторая поездка в этом году в Зарасай. И совсем недавно вместе с моим другом, господином Сергеевичем, мы были здесь. И я действительно поразился красоте вашего края. Я говорю, это не для просто красного словца, поверьте мне. 27 лет я уже за границей работаю нон-стоп в разных странах, большей частью в азиатских странах, и видел очень много красивых мест мира. Но дело не только во внешней красоте, дело в комфорте для жизни человека. Это и воздух, это и вода ваша прекрасная, это и вот край озер. Недавно, не случайно, ваш край называют Швейцарией Литвы. И я как раз из Азербайджана, я сам происхожу из тоже одного из регионов Азербайджана, который называют Швейцарией Азербайджана. У нас тоже вот такая примерно красивая природа, это Карабах. И что сегодня просто не на ум, неожиданно, один из самых красивых мест Карабаха называется это место, название, историческое название этого места, мы даже не знаем, кто и зачем его так назвал, называется Зарослы. Очень похоже на Зарасай. И очень примерно такая же красивая природа. Я хочу сказать, что для меня большая честь посещать вот такие исторические, торжественные мероприятия в Литве. Большая честь, огромное удовольствие еще личное, потому что я никогда не забуду, это для меня действительно в моей биографии большое значение имеет то, что где-то 30 лет назад, когда я был первым заместителем спикера азербайджанского парламента, после того, как мы обрели независимость, я имел честь быть подписантом акта признания государственной независимости Литвы со стороны парламента Азербайджана. И это очень знаменательно. Я желаю вам процветания. Я знаю, что ваш регион – это одно из самых лучших мест для развития туризма, так же, как и мой регион в Азербайджане. Сейчас наше правительство уделяет этому огромное внимание, и я буду с огромным удовольствием, если это понадобится, организовать обмен опытом для того, чтобы мы как-то вместе сотрудничали для развития туризма наших регионов. Поздравляю вас от души вновь, желаю вам всяческого благополучия. Пусть Бог так наградил нас такой великолепной природой, все время будет над нами, не забывает нас, помогает нам. Всех благ. Sveikinimo žodį kviečiame tarti Visaginos savivaldybės merą Erlandą Taurus.
Labą dieną, gerbiamas merė, gerbiami tarybos nariai, gerbiami svečiai ir aišku visiems zarasiškiams labą dieną. Labai smagu būti kaimynais jūsų, smagu džiaugtis jūsų pasiekimais, kuo geriau jums, to geriau kaimynams. Ir kad nesiplėsti, ir svečių tikrai labai daug, perfrazuosiu vieną frazę. Sveikinimas turi būti trumpas, kitaip laiko švęsti neliks. Todėl linkiu nuoširdžiai visiems sėkmės ir dar kartą sėkmės su šventėmis. Sveikinimo žodį kviečiame tarti Utenos rajono savivaldybės merą Arvydą Katiną. Uteniškių vardu kreipiuosi mieli kaimynai, Utenos valdžios vardu kreipiuosi jūs, gerbiami kolegos. Pradėčiau nuo retorinio klausimo. Kodėl verslo meras Klavišė turėtų galėtis, kad manęs nepakvietė galbūt ir kitų merų išvakarėse? Prisimenu, prieš kokį 10 metį sveikinau vieną Ukrainos miesto bendruomenę. Išvakarėse, prie Vaišinsto šito reikės išvakarėse su to miesto meru aptarnėdami tolimesnę bendradarbiavimo galimybės, kaip prikalbėti. Sudėlėjome. Jis nepatikėjo, kad rytaus dieną pasakysiu pačią trumpiausią miesto istorijoje sveikinimo kalbą. Rytaus dieną iškopiu į sceną, kitoj gatvės pusėje didžiulis erdvės. Tame stende skaičiai 7, 7, 7, 5, 5. O šalia didelis miesto mero atvaizdas. Taigi sakau, mėlėjai, niekas net nebejoja, kad jūsų miestą laukia šviesi, graži, laiminga ir turtinga ateitis. Jie jau meras, kuriam 755 šitaip atrodo. Kodėl prisimenu šią istoriją? Todėl, kad realybėje viskas atvirkščiai. Realybėje sensta mes, žmonės, o mūsų miestai lieka jauni. Ypač tais atvejais, kai yra daug žmonių, kurie tą miestą myli, kurie rūpinasi jo istoriją, jo dabartimi ir ateitimi. Mano galva Zarasams šio požiūriu labai pasisekė. Pastaraisiais metais sklinda labai gražus garsas apie bendrus Zarasų valdžios ir Zarasų bendruomenės darbus. Būkit sveiki, kantrūs, gydrūs, ištvermingi, bet svarbiausia mano palinkėjimo dalis yra ta. Sutarimo jums ir bendro darbo. Be šių dalykų, ypač kai kalbu apie miestą, jie dabar kretinti nebūna nieko. Neimkite blogą pavyzdžią iš Utenos. Nutaisęs rimtą veidą, miestas svečiams aš visada poreikio. Jei ką nors gražaus ir gero pamatysite Utenoje, žinokite, taip ir darė kas meras. Bet tai, kas mieste ne taip, kol kas vicemeras, patarėjai ir visi kiti. Su švente mėlyje mielosios. Žodis suteikiamas Rokiškio rajono savivaldybės merui Ramūnui Gudeliauskui. Kolegos merai, Seimo nariai, vyriausybės atstovai. Kadangi mano kolega iš vienos
Vidas kalbėjo labai trumpai, tai aš leisiu savo pakalbėti ilgiau. Aš visų Rokiškio krašto žmonių vardu sveikinu visų miestą, visų miesto žmonės. Ir noriu palinkėti to, ko labiausiai mūsų visuomenė šiandien trūksta. Tai savitarpės supratimo, atlaidumo ir tolerancijos. O kaip dovanai teikiam tokį gražų, tvirtą metalinį indą su mūsų miestų herbais ir viskas. Žodis suteikiamas Molėtų rajono savivaldybės mero pavaduotojai Vaidai Saugūnienei. Labadiena, gerbiamas merė, tarybos nariai, susirinkę svečiai. Iš tiesų, Molėtus ir Zarasus sieja, kaip visuomet, visiems žinoma, ežerų kraštas. Nieko nuostabaus. Patys šilčiausi linkėjimai nuo mūsų molėtiškių žmonių jums, mielieji visi, susirinkę ir jums, mielieji zarasiškiai. Iš tiesų mus sieja nemažai veiklos. Labai man džiugu asmeniškai pasidžiaugti, kad mus sieja labai gražūs kultūriniai projektai, bendradarbiaujant su Sankt Peterburgo lietuvių bendruomenė ir profesoriumi Gintautu Žilviu. Mėgavomės nuostabia klasikinės muzikos koncertais. Tikiuosi, mes tai dar ir tęsime. Na, o žinot, manau, kad kiekvienas tarybos narys, kiekvienas zarasiškis ir gerbiamas meras turite savo galvoje dar daug suplanuotų darbų. Energijos nusipilnė. Bet, kaip žinot, reikia šiek tiek sėkmės. Ir rugpjūtis yra tas, kuris priverčia kartais pasižiūrėti į dangų, o ten šį mėnesį skrieja daug žvaigždžių. Molėtai siejami ir su žvaigždžių kraštu, tad norime jums įteikti Molėtų etnokosmologijos muziejaus nuotrauką iš paukščio skrydžio. Žiūrėkite į dangų, gaudykite savo sėkmės žvaigždės ir dirbkite Zarasų krašto žmonėms. Su šventėmis. Žodį tarti kviečiame Ignalinos rajono savivaldybės mero pavaduotoją Juozą Roką. Atvežiau Ignalinos miesto savivaldybės mero sveikinimą jūsų kraštui, jūsų miestui. Gerbiami Zarasų savivaldybės vadovai, darbuotojai, gyventojai. Džiaugiamės Zarasų miesto garbingų 515 gimtadienį. Linkime jums klestėjimo, prasmingų darbų, didelių planų ateičiai. Kurkite, tobulėkite, būkite lankomi, gerbiami. Branginkime draugiškus ir kaimyniškus santykius, siekime bendrų tikslų, nuostabiam mūsų ežerų kraštui, visam regionui. Gražios šventės, įspūdingų akimirkų, šiltų susitikimų, tegu tai įkvėps naujiems darbams ir svajonėms. Pasirašė regionų meras Justas Rasikas. O mes norėčiau pridėti, kaimynai esame labai panašus. Jūs Šveicarija, mes iš Šveicarija. Ir bet kuriam laikmetyje jūsų, aišku, miestas yra ženkliai vyresnis, mūsų geležinkelių istorija siejama. Ir jūsų, bet kuriam laikmetį jūs buvo modernus. Ar tai buvo caro laikai, ar tai vokiečių laikai, nes pagal tas nuotraukas matosi. Tai vat aš linkiu toliau išlikti moderniems, ypač mylėti, puoselėti. Puoškite savo miestą, aukite, statykitės ir būkite visi stiprus, visiems sveikatos.
kartą kviečiame Švenčionių rajono savivaldybės mero pavaduotoją Violetą Čepukovą. Gerbiamas merė, vicemerė, gerbiami Seimo nariai, gerbiami mūsų kaimynų savivaldybių merai, vicemerai ir visi garbingi svečiai, kurie esate susirinkę į šį nuostabų gimtadienį. Ar tai būtų miesto gimtadienis, ar tai būtų žmogaus gimtadienis, visada yra malonu, tada tave į jį pakviečia. Tada jautiesi reikalingas, jautiesi esamas draugiškas, jautiesi esamas pagerbtas. Sėdėjau, galvojau, kokį reikės palinkėti, nes kuomet pagal labai gražią svečių seką visi kažką gero ir malonaus pasako, ką ir bus nusprendęs pasakyti. Tai belieka prisidėti prie visų sveikinimų, nes yra paminėta ir Šveicarija, ir ežerai, ir valdymas, ir žmonės. Ir iš tiesų mūsų tą kraštą Švenčionys, Zarasai, Visaginas, Utena, Molėtai, Anykščiai, kaip patinka visą kraštą, iš tiesų jungia ir didelė draugystė, ir graži gamta, ir bendradarbiavimas, ir projektai. Ir tiesiog sėdė ir ką pasakyti tokio, ko dar nepasakė. Ir žinote, atsiminiau Egzuperi Mažo Princo žodžius. Atsikeli ryte ir susitvarkyk savo planetą. O zarasiškiai atsikeli ryte ir su visa komanda tvarko savo kraštą. Ir mes jumis labai džiaugiamės, nes mūsų gyventojai, mūsų irgi švenčioniškiai savaitgalį labai dažnai pas mus lankosi, atvyksta ir sako, kaip gražu Zarasuose, kaip mes ten gerai pailsėjome, kaip ten žmonės gražiai gyvena, kaip ten viskas gražu. Ir mes iš tiesų kaiminiškai džiaugiamės. Klestėkit, žydėkit. Būkite darnūs, būkite sveiki, būkite vieningi. Dienos keičiasi, metai keičiasi, valdžias ateina, išeina, bet visi dirba šiam kraštui, kiek bebūtų metų. Tai tikrai tik sveikatos ir vienybės. Trumpai atsikvėpkime nuo sveikinimų ir pasiklausykime Emilijos Vaitkutės ir Emilijos Švenediktovaitės, kurios atliks dainą Akys, Pauliaus Širvio žodžiais. Muzika Emilijos Vaitkutės.
нашей истории. Помнится тот день, когда город был основан, и во что он превратился за 515 лет. И я очень рад тому, что у Даугавпилса есть такой сосед, к которому мы можем все время приехать в гости, сосед, к которому приезжает очень много наших жителей, сосед, у которого мы можем многому научиться, сосед, которого мы всегда ждем у себя в гости, и кому мы также можем показать, как мы развиваемся. Я хочу поздравить в этот день всех жителей Заросая с этим важным событием, пожелать мудрости, терпения, больше работы, усилий и, конечно же, сказать, что приграничные регионы особенно важны для нашей страны, как для Латвии, так и для Литвы, потому что именно приграничные территории обеспечивают сокращение оттока населения. Именно приграничные регионы способствуют укреплению государственной границы. Именно приграничные территории обеспечивают соблюдение вопросов национальной безопасности. Чем больше будет процветать регионы, чем больше будет процветать Заросай с литовской стороны и Даугавпилс с латвийской стороны, тем больше будет процветать страна и столица. Спасибо большое. Sveikinimo žodį kviečiame tarti Visagino miesto tarybos narį Sergejų Kotovą. Sveiki, Zarasų gyventojai, sveiki svečiai. Matant, kaip Zarasai klesti, kaip Zarasai vystosi, norisi pasveikinti su to, kad nesustokite, dirbkite, būkite vieningi, vystykite Zarasus, vystykite jūsų kraštą, mylėkite savo kraštą. O mes, kaimynai ir gyventojai šio krašto, būsime, padėsime ir stengsimės visą laiką, kaip sakyti, padėti tuo, kad jums tai būtų į naudą. Ir noriu dar teikti voką. Tokia tradicinė dovanėlė vokelis. Šitas vokelis yra nuo uždarosios akcinės bendrovės Baltic Petroleum. Matant tą, kad Zarasai vystosi taip sparčiai, dabar šita įstaiga, šitas žvejybų tinklas rekonstruoja Starakiškių kaimo degalinę ir greitų laikų Zarasuose atsiras naujoviška šiuolaikinė degalinė, kurioje galės lankytis gyventojai ir, aišku, turistai, svečiai, kurie taip reikalingi Zarasams. Ačiū. Sveikinimo žodį kviečiame tarti Zarasų krašto garbės pilietį Arvydą Kaštainį. Mūsų namai. Noriu pasveikinti
su gražia švente šios namus, šį kraštą, kuriame aš vadovausiu su savo šeima. Ir palinkėti visiems žvelgti vienas kitam į akis ir stengtis išsaugoti šitos namus, kad mes ir mūsų vaikai galėtų ramiai čia gyventi. Sėkmės, kūrybinių džiaugsmų. Žodį tarti kviečiame Zarasų Rotary klubo prezidentą Alvydą Ryboką. Labadiena, garbūs svečiai, savivaldos administracijos vadovai, tarybos nariai, garbės piliečiai, įstaigų ir įmonių atstovai. 5 metus mūsų krašte veikiančio Rotary klubo narių vardu leiskite pasveikinti visus susirinkusius į iškilmingą Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdį. Džiaugiamės, kad miesto gimtadienis sutelkė mus visus ir primena, kad ir vieningas darbas, rūpinimasis mūsų pačią aplinką leis tvirtai žengti į priekį, kuriant klestintį ir patrauklų Zarasų kraštą. Zarasų Rotary klubas miesto gimtadienio proga Zarasams, zarasiečiams ir atvykstančiams svečiams dovanoja mūsų manymų išskirtinį objektą – Zarasų miesto vardastatą, įamžintinantį šios nuostabaus miesto vardo išskirtinumą ir buvusių pavadinimų įvairovę. Džiugu, kad šiandien Zarasai tai miestas, kuriame į darną visumą susidėję skirtingos kultūros ir tradicijos, tautybės ir pažiūros, kuriame dera istorija, šiandieninis veržlumas bei drąsi ir ambicinga ateities vizija. Dėkime meilę Zarasų kraštui, būkime jo šeimininkais, kūrėjais ir puoselėtojais. Gražios šventės, džiugių akimirkų ir džiugios šventinės nuotaikos. Ataskaitą atidarysime 16 val. Šalia Būbento 1 esančią pastatą. Žodį tarti kviečiame Zarasų švenčiausiosios mergelės Marijos kėlimo į dangų kleboną, kunigą dekaną Vydą Miškėną. Labadiena, gerbiamas merė, gerbiami Seimo nariai, gerbiami tarybos nariai, svečiai. Zarasų kraštas turi turtingą ir gražią istoriją, kurią kūrė čia gyvenantys žmonės. Tik iš tikrųjų linkiu, kad ir toliau tie žmonės, kurie gyvena, kurie gyvens, kurie ateis į šį kraštą, savo mintimis ir savo idėjomis toliau gražintų ir turtintų Zarasų kraštą, kad po keliasdešimt metų ar kelių šimtų metų Zarasų kraštas būtų tas kraštas, kuriame gera gyventi, kad kiekvienas žmogus, kuris išvyksta iš šio krašto, galėtų ištarti, kad aš esu zarasietis, kad aš gimiau ir augau Zarasuose. Tad gražios ir prasmingos šventės ir ko linkiu, kad dangaus angelas lydėtų ir globotų visus Zarasus ir jos gyventojus. O dovana bus nemateriali, bet dvasinė rytoj ir privaloma Zarasų bažnyčia. Norėtume paklausti, gal dar kas nors norėtų pasisakyti? Ačiū. Taigi tada kviečiame į sceną Gilmę Mytę ir Janą Poliboriaką. Jos atliks Gilmę
žodžiais daina Kaip tėveliai turi dirbti. Cause the unknown's never long.
kultūros muzikiniais kūriniais, Zarasų krašto poetų žodžiais papuošė Zarasų ąžuolo gimnazijos gimnazistai. Ačiū jiems ir jų mokytojui Gražvydui Kasparavičiui. Gerbėmieji, posėdis oficialioji dalis baigta. Iš tikrųjų, aš noriu padėkoti visiems atvykusiems į posėdį, nuo mūsų tarybos narių, garbės piliečių, Seimo narių, kolegų merų, kaimynų merų ir be abejo mūsų zarasiškių bendruomenės narių. Ir išskirtinai aš norėčiau padėkoti Zarasų rajono savivaldybės administracijai, skyrių vedėjams, seniūnams, kurie šiandieną irgi yra šioje salėje. Ir gimtadienius reikia švęsti ir tikrai Zarasai moka švęsti ir priiminėti svečius. To ir sieksime toliau, tobulumui ribų nėra. Dėl to formali dalis baigėsi, kviečiu į neformalią dalį, į antrą aukštą, naują priestatą, kavos puodeliui aptarti mūsų tolimesnę šios dienos, šventinės dienos programą. Ačiū visiems dalyvavusiems ir dar norėčiau asmeniškai taip pat padėkoti Rotary klubo prezidentui, Zarasų Rotary klubui, verslui, kuris taip pat prisideda prie mūsų šventinio renginio Zarasams 2015. Ačiū visiems dar kartą, kviečiu arbatos ir kavos.